Labas. Liama, kaip faina, aš taip laukom. Pagaliau, draužė. Nu, kaip faina, vis prasilenkiam renginiuose, kur nors, žinai, pasveikinam ir tiek. Nu, va, mamai matėmės. Šiaip labai gerai vedai, žiūrėjau. Žinai, tu vakaro vinis buvai. Nu, žinai, aš manau, kitais metais abudu jau vesim. Da, žinai, da, jeigu šits gerai paės video. O ką mes šį darom iš vis? Tau nesakė? Elektromobilių nuoma. Šitus neskaitų už tų scenarijų. Čia Sparkai tie, ne? Kaip man sakė, kad tu bairių sugalvosi, aš taip ramiai kažkaip reagavau. Tu bairius, žinai, aš pats esu vaikščiantis bairius, žinai man. Tai su manim jau tau nuobodu nebus, nebijok. Gims vietą jums. Nu gerai, davai, važiuok. Davai, važiuok. Tu jauti kažkas mirda. Sankaba jau čia degini. Nėra elektromobilių, jokių sankabų. Susitikinėjai su Jogaila Markūnu? Niekad gyvenime nepagalvočiau, kad... Bet tai vis tiek, kiek jūs laiko, net negyvenat jaučiu kartą dar. Tai kad mes apsiženėm. Su Jogaila apsiženėjom? Ne, prašau, ne, man tai susikaup, aš tikrai žiauriai skubėjau, galvau, labai greit nufilmuosim, prašau, kiek minučių turiu. Galvoju japonišką kažką. Yra California sushi, shrimp tempura. Klausyk, aš užvedinėju, o tu kažką biškį ant viršaus pasakyk, jūs gerai. Tai jau tai man jau nuo pradžių užvedinėjai. Chicken rye, chicken noodle, chicken spicy. Aš tai visad sakydavau, kol vaikų nėra, tol nieks negarantuotai. Taip kad, žinai, dar tu gali... Nu, nuvilsi, tada turim dukrą. Dukrą jau tu? Burritas, quesadillas, fajitas y... Tonto, como ha caído aquí, por favor, ayúdame alguien. Arba galim degalinį tada sustot. Man tai ar tu žinojai, kad šis automobilis gali važiuoti daugiau nei 250 km be sustojimo, tai yra daugiau nei 3 valandos. Žinai, kas dar gali varyti daugiau nei 3 valandas be sustojimo? Kas? Aš? Na, aš moku būrės, romantijos kurs praeim. Nu gerai, aš galiu iš tos pusės išbūrti. Va, čia, matai, kur eina va ta linija? Nu? Skirybų linija, skirybų. Ką, žinau, nu paklaus manęs, ko nors suvesim su elektromobiliais. Koks tavo nemėgstamiausias kunigaikštis? Katler, viskas. Žodžiu, darom taip. Aš tas paklausiu. Ar tau patiko važinėti su Spark elektromobiliu? Tu atsakai man kažką labai paprasto, nepošlo, trumpo ir juokingo? Nepošlo. Man tai tu jauti, kaip nuostabu yra elektrinis automobilis. Kūro pilt nereikia, nes žinai, būna atvažiuoji į kolonėlę, ten tą šlangą rankom imt nemalonų smirda, kur kišt kartais ją nežinai. Tu nieko dabar nesakyk, pati jie jau šitą. Pati jai.